Nu, bičiuliai, šį kartą automobilis, kurio klausėt ir klausėt ir klausėt. Turim, neturim ir taip toliau. Tai pagaliau turim. Taip kad niekur nedinkite, likite prie ekranų, nes tuoj viską parodys ir supažindys. O jeigu ir jūs turite automobilį pardavimui, sakysite, kiek galite tą patį sakyti, toks darbas, sakyti, kad žinotumėt. Jeigu jūs turite automobilį pardavimui, tai susisiekite su mumis, atvažiuosite į vietą, apžiūrėsime jūsų parduodamą automobilį, vertinsime jo rinkos kainą, pastatysite pas mus ir parduosime jį už tiek, kiek tas automobilis yra vertas. Nei mažiau, nei daugiau. Viskas paprasta, svarbiausia jums nieko nekainuoja, mes susidirbam patys. Na, o dabar, bičiuliai, dar neužmirškite prie to paties, aišku, pasispausti, sekti mūsų socialinius tinklus. Todėl, kad automatiškai praleidžiate gerus variantus. O kad taip neįvyktų, vieno mygtuko paspaudimas ir viską jūs matote kaip ant delno. Eina. Štai chebrytė. Toyota Avensis. Pažiūrėkit, kokia balta graži. Toyota Avensis 2015 metų, 1,8 litro, 108 kW benzinas, dujos. Dujų dokumentai yra, viskas tvarkingai, jokių problemų. Kėbulas labai gerai išlaikytas, padarytas antikorozinis, todėl jokių problemėlių. Gražus ratukai, Dots firmos. Na ir šiaip, pas automobilis atrodo tikrai, žinokit, labai gerai. Jeigu rasit kažkur, nežinau, ten kokį labai minimalų įbrėžimą, nes taip vizualiai vaikštant, tai aš čia nematau nieko, absoliučiai. Turi galinio vaizdo kamerą. Einam į vidų. Turi odinį saloną. Štai tokį odinį saloną su baltom siūlėmis. Priekyje jis dar geriau atrodantis, tuoj viską supažindinsiu. Viskas gražu, čia visur viskas gražu, ant dujų važiuoja, benzinu važiuoja, jokių problemų. Šitas variantas taip pat yra automatas. Čia va tokias durų apdailos, odinės, taip pat su baltom siūlėm. Priekis. Taip pat apdailos odinės, elektra valdomi langai. Čia viskas gražu. Truputis elektros. Na, o priekyje sėdynės atrodo štai kaip. Oda su alkantara. Šviesi alkantara. Čia va toks defektėlis sėdynės. O daugiau visur viskas gražu. Porankiukas. Keleivio sėdynė. Jokių problemėlių. Čia visur viskas gerai. Čia taip pat viskas gerai. Multimedija, navigacija, šildomos sėdynės, automatas, sport režimas, podeliui laikiklis, du rakteliai, multifunkcinis vairiukas, autopilotas, vairas nenutrintas, gražus. Galit prisijungti telefoną, visą kitą per Bluetooth'ą. Štai dujų dačikėlis, elektra valdomi langai, tai atsiprašau, veidrodėliai ir jie užsilenkiantis. Taip, ką čia turim? Susidūrimo prevencija. Toliau, linijų palaikymas yra ir rida 283 000. Šitam varikliui benzininiui tai nėra kažkokia tai tragedija. Štai, galinio vaizdo kamera, kondicionierius veikia, jokių problemų. Taip pat, matau, priekinis langas yra šildomas. Taip, kad žiemą trinti, grandinti nereikės. Taip, niekas nekaista, važiuoja tvarkingai, tepalų nuotėkių nėra, važiuoklėje niekas nebilda, kaip sakiau, padarytas antikorozinis. Nu, ko daugiau reikia? Toks automobiliukas. Pritemstantis veidrodėlis, akiniai. Akinių nėra, kaip visada. Kaip sakot, važiuos dar šitas Avensis? Aš manau, kad važiuos ir važiuos.
Nu ką, paskaitykim lapą. Toyota Avensis, 15 metai, universalas, 1,808 kW, benzinas dujos, automatas, 283 tūkstančiai rida. Ir kaina jo būtų 10 100 eurų. Dar galima pasidaryti. Tai va, bičiuliai, toks Avensiukas, benzinų nėra daug, o pastebėjus rinką, kai benzinai atsiranda, tai kaip sakant, greit atsiradę, greitai būna ir nuperkami. Tai va, turim tokį variantą pas save. Kas čia dar ženklų atpažinimas berods yra, kai važiavau prasivažiuoti su juo. Viską susižiūrėjau, klaidų nėra, viskas kaip ir gerai. Tai va, jeigu domina toks variantas, rašykite, skambinkite nurodytais kontaktais virš mano galvos, kaip visada. Važiuojam autobrokeris, Facebookas arba Instagramas. Ir ką, bičiuliai, tikiuosi pasidalinsite šito video, kaip visada, spustelsit laiką, paliksite komentarą tik tokį. Ir kas be ko, pasispausite sekti, tam, kad nepraleistumėt gerų variantų ateityje. O geri variantai, kaip žinote, ilgai neužsilaiko. Šią savaitę dar turėčiau gauti vieną Volvo XC60 kažkada, tam naujesniam kėbelė, berods bus 18 metų benzinas. Šiandien dar turėčiau gauti porą automobilių, jeigu aišku patikrą praeis. Nu ir ką, manau būsime šeštadienį stipriai pasiruošę, o šeštadienį lauksime jūsų aikštelėje nuo 8 ryto iki 3 valandų dienos. Ačiū visiems ir iki greito.